Taigi, laba diena visiems. Šiandien turime 94 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie revoliucinius sąjūdžius. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie sukilimus Italijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje. Taigi sėkmingos prancūzų ir belgų revoliucijos žadino viltis kitose Europos šalyse. 1830 metų pabaigoje prasidėjo neramumai Italijoje. Slaptosios italų organizacijos jau turėjo nemažai narių, buvo gerai organizuotos. Joms vadovaujant revoliucijos prasidėjo Modenos, Parmos kunigaikštystėse, o vėliau apėmė ir popiežiaus valstybę. Nuvertę konservatyvius kunigaikščius, revoliucionieriai patvirtino liberalias konstitucijas. Tačiau nei Anglija, nei kitos Europos šalys revoliucionierių neparėmė. Londono konferencijoje buvo nutarta, kad siekiant jėgų pusiausvyros Europoje, Italijoje reikia atkurti senąją tvarką. Įvesta Austrijos kariuomenė greitai sutriuškino italų revoliucionierius. Įvykiai Prancūzijoje ir Belgijoje paskatino bruzdėjimus Vokietijos kunigaikštystės. Suvieniję savo jėgas, liberalai reikalavo, kad kunigaikščių valdžia būtų apribota ir įvestos konstitucijos. Tai padaryti jiems pavyko Saksonijoje, Hanoveryje, Braunšveige, Heseno Kaselio kunigaikštystėje. Tokių laimėjimų paskatinti vokiečių liberalai 1832 metais suorganizavo didžiulę demonstraciją Hambache, Bavarijoje, kurioje dalyvavo apie 30 000 žmonių. Po Vienos kongreso prie Rusijos prijungta Varšuvos kunigaikštystė, pavadinta Lenkijos karalyste, turėjo plačią kultūrinę ir politinę autonomiją. Tačiau tai negalėjo pakeisti Lenkų laisvės ir nepriklausomybės siekių. 1830 m. lapkričio mėnesį Lenkijoje prasidėjęs sukilimas susilaukė pritarimo vakarų šalyse. Tų šalių liberalai rinko pinigus, pirko ginklus Lenkų sukilėliams. Sukilimą Lenkijoje ir Lietuvoje organizavo ir jame daugiausiai dalyvavo bajorija ir inteligentija, studentų. Pripažinus Belgijos nepriklausomybę, jie tikėjosi, kad Europos šalys pripažins ir Lenkijos nepriklausomybę. Tačiau tų šalių vyriausybės neparėmė sukilėlių vadovybės ir carui Nikolajui I leido susidoroti su sukilimu. Apie nacionalinius ir revoliucinius 1848–1849 metų sąjūdžius. Priežasčių, dėl kurių kilo 1848 metų revoliucija, yra nemažai. Viena iš jų ta, kad 1815 metais prasidėjus sparčiai industrializacijai suiro seni ekonominiai santykiai. Negalėdami konkuruoti su pramonė, vis daugiau amatininkų, smulkiųjų gamintojų tapo paprastaisiais darbininkais. Jų padėtis buvo katastrofiška. Maži atlyginimai, darbas po 12–14 valandų per parą, nežmoniškos gyvenimo sąlygos darbininkų barakuose. Dėl 1845–1847 metų
bulvių maro ir nederliaus sparčiai augo maisto produktų kainos. Smulkioji ir vidutinioji buržuazija buvo nepatenkinta tuo, kad tebebuvo ribojamos jos politinės ir pilietinės teisės. Italai ir vokiečiai buvo nepatenkinti nacionaliniu susiskaldymu. Daugiatautėse imperijose, pirmiausia Austrijoje, pavergtos tautos siekė išsikovoti nepriklausomybę. 1848 metais, kaip ir 1830 metais, revoliucijos pirmiausia prasidėjo Prancūzijoje. Vasario 23 dieną į paryžiečių demonstraciją, reikalaujančią, kad atsistatydintų vyriausybė, ėmė šaudyti kelią pastojusi kariuomenė. Paryžiuje kilo pasipiktinimas, per naktį buvo pastatytos barikados. Vasario 24 dieną Louis Philippas buvo priverstas atsistatydinti, o sudaryta laikinoji vyriausybė Prancūziją paskelbė respubliką. Žinia apie revoliuciją Paryžiuje greitai pasiekė Austriją. 1848 metais, kovo 13 dieną, Vienos gyventojai sukilo ir privertė atsistatydinti kanclerį Klemensą Meternichą. Neramumai neaplenkė ir Budapeštą. Vengrai pareikalavo nepriklausomybės nuo austrų. Nacionalinę autonomiją išsikovoti norėjo ir čekai. 1848 m. kovo 18 d. revoliucija prasidėjo Prūsijos sostinėje Berlyne, o vėliau kitose Vokietijos kunigaikštystėse. Sukilę vokiečiai reikalavo ne tik kunigaikščių valdžios apribojimo, bet ir nacionalinės vienybės. Gana greitai buvo užgniaužtas nacionalinis judėjimas Čekijoje. 1848 metais, birželio mėnesį, Prahoje sušauktas visų slavų kongresas, kuriame Austrijos imperija buvo pareikalauta paversti lygių tautų sąjungą. Tačiau kongreso darbas nutrūko, nes Prahoje prasidėjo vokiečių ir čekų susirėmimai. Austrų kariuomenė čekų judėjimą 1848 m. birželio 17 d. nuslopino. Revoliucijos pradžioje iškovotos nacionalinės teisės buvo panaikintos. Po to per porą mėnesių austrai sumušė revoliucionierių kariuomenės Italijoje. Tik Vengrijoje austrams iš pradžių nepasisekė numalšinti sukilėlių. 1849 m. pradžioje vengrų kariuomenė išstūmė austrus iš Vengrijos teritorijos. Vengrija buvo paskelbta nepriklausoma valstybė, tačiau tuomet į pagalbą Austrijos imperatoriui atskubėjo Rusijos caras Nikolajus I, į Vengriją pasiųsdamas 140 000 kariuomenę. 1849 m. rugpjūčio 19 d. vengrų kariuomenė buvo priversta pasiduoti rusų ir austrų armijoms. Su sukilėliais buvo žiauriai susidorota. Sustiprėjusi Austrija stojo prieš bet kokius Prūsijos bandymus reformuoti Vokietijos sąjungą ar mėginti suvienyti Vokietiją. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie sukilimus Italijoje, Vokietijoje, Lenkijoje. Kodėl sukilimai Italijoje ir Lenkijoje baigėsi nesėkmingai? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie nacionalinius ir revoliucinius 1848–1849 metų sąjūdžius.
Kokią reikšmę Europos politinei raidai turėjo 1848 m. revoliucijos? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateikta medžiaga ir žiniomis.